Taigi, atėjo pakuotės, dovanėlės. Čia tai, kas manęs laukia iki pat išskridimo į Kiniją. Kaip čia rašo, high altitude training, ne? Taip, to išsitrauksim tą generatorių. Šitas mažiukas yra palapinė mažytė, kompresinė. Ir čia maišas. Žodžiu, tuo sujungsim visą sistemą, kuri burks visą naktį. Ir kaip aš turėsiu miegoti iki pat Everesto. Šlangus. Dar šlangų. Palapinės koliukai. Ir čia biški instrukcijos. Jo. Čia turbūt bus kaukė. Jo, kaukė nauja ir jinai yra mano. Tvarkoj. Taip, tai mes šitą įrangą Tadas tiksliau išnuomavo, mes jos nepirkom. Jei neklystų iš Olandijos, jei neklystų. Jo. Gal ir klystų, bet pagal puslapį galėsite rasti. Tai su šitą įrangą mes galėsime aklimatizuotis dalį jau čionais ir jaustis geriau kelionėje ir susitrumpinti kelionės laikotarpį, kad jau būtume aklimatizavęsi. Iki 6-4 neklystų šitas daikčiukas sugeba. Dadam! Štai va jums kavos aparatas. Ne, biškai ne kavos aparatas. Nu ką, tai čia bus jungimas, išjungimas ir esmė tame, kad yra dvi opcijos, maža ir dideliai palapiniai. Kadangi aš pasiėmiau mažą palapinę, tai man turbūt bus reikalingas low air flow. Ir čia automatiškai matot altitudę. Tai yra metrai, sakykime, virš jūros lygio, galima ir taip sakyti. Tai tu gali save dasikelti iki pat 6400 metrų. Ką tai reiškia? Kad šitas aparatas per šlangą išretina deguonį ore. Ir tu tiesiog gauni mažiau deguonės, miegodamas, ir taip po truputį pratinėsi save. Tai faktas, reikėtų pradėti tikrai ne nuo kokių 5 km, bet truputį nuo mažesnių skaičių. Tai mes šnekėjom su Tadu, galim pasibandyti pirmasis naktis 2.8, 3.8, kadangi aš dar turiu aklimatizacijos nuo Pietų Amerikos, tai dar mano organizmas turėtų būti visai truputį su atmintim, tai gal ir 3.8 būtų visai įdomu išbandyti. 4.5 turbūt spaustų galvą ir labai būtų bloga naktis, prabudinėčiau ir panašiai. Tai tuoj viską pabandysim ir pasijungti, kaip tai atrodo. Taip, tai viena šlanga. Taip. Šitą sudėsim į dėžę, nereikia dabar. Turėsim vis tiek grąžinti, tai nuoma yra iki balandžio galo turbūt užsakyta, nes mes balandžio 20 jau išskrendam iš čionais. Dabar per kur skrydžių net nepasakysiu. Jo, bet žodžiu, paliekam Lietuvą balandžio 20. Tai iki to laiko turėsiu miegoti vat šitoj specialioje palapinėje, to pabandysim sudėti ją.
Dadam. Na štai, kaip ir atrodo viską pajungiau. Tai taip, eina pats pagrindinis aparatas, kuris, žino kaip čia vadinasi, hypoxia generator. Hipoksinis generatorius. Čia išeina oras, tai čia sutalpo kaip ir nieko. Tada čia nusistatai, tai kaip ir sakiau, kadangi mano mažesnė palapinė, tai svirtelė turi būti pakreipta taip. Opa, padarėm. Su šitu pliusu minusu reguliuoji va tą burbuliuką, kuris yra šitoj skaliai. Reguliuoji atitinkamai tą lygmenį nuo 0 iki 10. 10 lygmuo, kaip mato, čia jau yra 6250, 64. Realiai taip, tai pagal tą reguliuojasi pliusą minusą, prie kiek deguonės mėgi šią naktį. Tada iš jo eina šlanga, kuri pučia tą deguonį, orą, eina į maišą pasijungia. Eina į maišą ir kita šlanga eina iš maišo. Ir tada šitas filtriukas ir flow, tai šitą ateina, iš šito išeina. Ir turbūt atvirkščiai blogai sujungiau. Ir jo, apkeičiu. Aš bent taip įsivaizduoju. Pasižiūrėt, kaip čia nais parodyta. Tas eina į palapinę kryptis. Šitas turi eiti į palapinę. Jo, blogai sujungiau. Nu štai, čia filtras ir bakterinis ir iš šito jau eina į palapinę. Ir viskas. Palapinė, kaip matot, labai mažytė, bus koksai čia 60-70 metrų taip pločio. Taip irgi koksai 80 ir va štokia skaidri. Tai tu principė įlendi po ją. Čia jaučiasi tokie švinuko rutuliukai. Tiesiog prispaudžia, truputį apspaudžia ant kaldros tą tokią erdvę ir taip tu miegi visą naktį. O kitas setas, su kaukė. Šitą jau kaukė yra pirkta, mes jau jos nenuomojam, tai kiekvienas mūsų turi ir tokią sporto kaukę. Tai tas pats kaip ir principas, ta pati sistema pasijungia tik jau ne į palapinę. Į palapinę tas pajungimas labai primityvus. Vat gali ant šniriuko atskleisti ir šlangą ištraukti, nieko labai specifinio. Tai ta šlanga jungiasi jau nebe į palapinę, o jungiasi į kaukę. Ir tuo pačiu tu reguliuoji deguonį ir sportuoji. Tai to sporto irgi reikia, tik naktų miegoti tas 5 ar kiek savaičių nelabai užtenka. Rekomenduojama ten turėti kokią 40 minučių tokio krūvio, tas pats atsispūdimai, pritupimai, jeigu gali daryti valandą laiko lėtai, tai, bet laikyti pulsą, aišku. Tai tie patys dviračiai viduj tinka. Tai aš žiūrėsiu, kaip čia kombinuosiu šitas treniruotės. Tai va, žodžiu, ta pati sistema jungiasi į kaukę. Čia dar papildomai visokių vožtuvėlių, perėjimų, jeigu reikia. Tai va, tai šitos irgi bus treniruotės. Ir dar kitas dalykas. Kai miegi, esi pasijungęs štai va tokį laikroduką. Smart Wrist Pulse oximetras. Tai žodžiu, jisai sukonfigūruoja visą PDF failą, kiek yra tavo deguonės kraujyje ir šiaip visą miego, kiek ten prabudimai visokie, žodžiu, tokią informaciją pateikia. Tai čia irgi šitas dalykas per appsą kontroliuojamas ir mes šitą reikalą taip pat kartu nuomavomės su aparatu. Tai galim pabandyti jungti. Dėl ko tiek daug šlangų, nors atrodo sistema labai trumpa, to pamatysit kodėl. Pastumėm tą šaldytuvą. Taip, nu ką.
tarkim, kaip ir. Čia sakė, nieko man nereguliuot modų. Čia power. Žodžiu, kadangi jisai taip pulsuojančiai dirba, tai, kaip Tadas sakė, šitas maišas yra toksai išlyginamasis. Jisai visą laiką palaiko tą vienodą litražą per minutę. Tai šiandien ir rašau dideliai palaipiniai 90 per minutę, šitai mažai 45. Tai jo, buvo dvi opcijos, didžioji palapinė yra, sakykime, principė per visą šitą mano kambario plotą, gal net, pusę kambario ploto, kažkas tokio, jau nebepatogiai, jau nebegalėčiau vykdyti savo veiklos, savo kambarį, turi kažką išstumti. Ir plus, kadangi aš jau turėjau klimatizacijos nuo Pietų Amerikos, tai galėjau imti mažesnę, nes su didesnė prasideda mažesni aukščiai. Matot, 3, 700, 900, tik su didžiaja palapinė galima dakelti savo lygmenį iki 3500 metrų. Tai jeigu tau reikia aukščiau, tada turi keisti litražą ir keisti palapinę. Bet kadangi 3,5, manau, aš dar tikrai esu klimatizavęsis ir mano kūnas turėtų komfortiškai jaustis, tai sakau, didelės man net palapinės nereikia, iš karto einu prie mažos. Tos advanced. Tai štai toks renginys. Tai va, tai kai sakiau, kodėl daug tų šlangų, dėl to, kad sistema, jinai tokia nėra labai tyli. Ir sakyčiau, tas net generatorius netaip ir baisiai burzgia lyginant su šituo baliono. Tas balionas tai triukšmo nemažai kelia visai. Prie to dar galima gyventi ir miegoti. Tai kiti, kaip sakau, kaip beveik visi dedasi ausų kamštukus, tai aš irgi tikėtina su jais miegosiu, bet su ilgesnėm šlangom gali visą sistemą išstumti iš kambario kažkur tolyn ir savo pasilikti tais palapinę. Kitas dalykas, šitam generatoriui reikia šiaip gryno oro ir visai daug gryno oro. Todėl reikėtų ten, kur jį paliksi, kambarį palikti atdarą langą arba atdarą balkoną. Tai mano mintis jį stumti į čionais. Jeigu čia aš išstumsiu, telpu, plačia rozečių nėra, ne? Reiks gal kokį prailgintoją pravest. Čia palikčiau balkono atdarą per naktį. Ir čia visai normaliai to deguonis bus. Tada čia šlangą prasivedu, palei grindis ir čia tik tais lieka palapinė. Ir galime lysti vidų. Tik kad šlanga iškrito. Lova per maža, biški pločių trūksta. Bet šiaip viskas. Toks gyvenimas laukia likusį laikotarpį. Nėra tai blogai, biški matai per celofaną skaidrų. Šlangutė, pučia orą. Biški dar plastiko kvapas, bet šiaip gaivus. Tai dėl to reikia jam tą patį aparatą laikyti ten, kur yra gryno daug oro.
Bet sakau, tas garsas nėra toksai kaip tie kažkokie tipiniai generatoriai, kurie burzgia. Jis toksai, gan sakyčiau, tylus, kaimynai neturėtų skūstis. Na šiaip biški karštoka gali būti, nes, vis tiek plastikas toksai, oro patenka tik tiek, kiek per šlangą patenka. Tai bent iš lauko laikyti tą vėsumą, tai reikėtų langą normaliai pradaryti naktim, kad čia visai nesušuščiau. Na ir gaunasi taip, kad ta prasme, kai tu vis tą keli lygį, tas lygio kelimas jisai gan lėtas yra, kas 3-4 dienas gali bandyti vis kelti. Ir kaip sakė Tadas, kaip dažniausiai tai būna, tai pirmoji naktis būna, sakykime, sunkiausia. Nes tai yra vėl naujas, sakykime, aukštis, į kurį tu bandai lygiuotis ir organizmas nėra pripratęs, tai ta naktis būna tokia mieguista, prabundi ir panašiai. Tai tas momentas, bet paskui jau antra naktis biški lengvesnė, geriau miegi, mažiau prabudimų, trečia naktis jau teoriškai dar lengvesnė, iki kol jau tu gerai ir komfortiškai miegi su tiek deguonies per naktį. Na ir jau kai tu pasieki tą komfortą, tada vadinasi jau tame lygyje tu aklimatizavaisi, ta pati sistema vyksta su organizmu ir kalnuose. Na ir tada tu keli į naują lygį, naują aukštį. Tai tokia ir yra mintis iki balandžio 20 dienos pasiekti tuos 6400 metrų. Tai vadinasi, nuvykęs jau į kalnus, į tokią aukštį, turėčiau jaustis pakankamai komfortiškai, galvos turėtų neskaudėti ir turėtų būti taip kaip namie. O jeigu taip dabartiniam sąlygom iš Kauno tiesiai nuskrisčiau ir nukeliaučiau 6400 metrų virš jūros lygio, tikėtina, kad susisukčiau kamuoliuką su suspausta galva, gali ir blackoutai būti, gali pykinti, gali apsivemti, daug dalykų gali įvykti, tai ne kažką. Nesimato tokios naktys. Pasikroviau laikroduką, šviečia pirštas, raudonai šviečia, susivedžiau savo duomenis. Na ir dabar matau deguonies lygį procentalį, kiek yra mano kraujyje, mano kūne. Pulsas 7,1, nemažas visai. Ir motion 30 metų, 1,76 ūgis, 87 kg. Kažkas tokio. Šiandien svėriausi, sporto salėje buvo 88, bet kadangi dar vandens buvo ir panašiai, tai manau, kad apie 87 svėriu. Nustatymus padariau, kad šitas vibruotų, kai pasieksiu 80% tik tais deguonies lygio. Ir vibracija labai silpna, nes jeigu vibruoja pirštukas, tai prabudina, sakė. Hebra bandėsi dabar, miega mano komanda. Su šitom palapinėm jie truputį anksčiau pradėjo, tai sakė, blembački, jeigu ranka vibruoja, tai prabudina. Tai nusistačiau žemiausią lygį, mažiau ir nėra, 80 arba 95 tame skalė, tai kaip ir taip ir tiek žinių. Pasiemu kamštukus vis tiek dėl viso pikto. Jeigu prabusiu, prabudinėsiu naktį. Ką, jungiam raketą. Okay, tas turėtų iki 5 pakilt. Maždaug. Tai vedu 8-3 km turbūt. Čia yra tas lygis, kur turi sleep and workout. Gerai. Taip. Tas prispūs.
yra, kad noriu miego. Nu ką, viskas. Pasakysiu rytoj, kaip sekėsi. Ar geras, ar blogas miegas buvo. Čia bambino. Nu, sesija. Beveik 8 valandas ir gavos. Liuks. Liuks. Kaurelis geras. Fainai. Čia truputį kitoks krūvis negu bėgti sporto salėje. Nors sporto salėje irgi pasvėriau tai 9, tai 12% įkalnę ir tai bėgu. Dabar jau su 9% įkalnę ramiai išbėgu pusvalandį. Tai neblogai. Ir dabar po šitų aklimatizacinių palapinių miego kiekvieną naktį, tai manau savaitės, 2 savaičių bėgio turėtų ta savijauta dar vis gerėti, nes tu realiai save per tas naktis aklimatizuoji į vis didesnį aukštį, kur mažiau deguonies. Ir dienos metu tu vėl grįžti, kur deguonies labai daug, tai tavo kūnas užsisotina jo ir tavo ištvermė, stamina būna didesnė, tai tu gali lengviau nubėgti tą patį kilometražą, lengviau daryti tą patį kardio ant takelio. Tai turėtų, sakau, jaustis. Dar kai pridėsiu tas treniruotės namuose su kauke. Bet tas treniruotės labai simboliškos, tau tiesiog reikia daryti krūvį ir pabūt kokią valandėlę su tą kaukę. Tai ta aklimatizacinai lengvėja ir greitėja. Tai jo, miegas šiaip visai geras buvo, nes irgi klausė, koks jausmas yra, ne? Tai sakau, turbūt toksai lyg kažkokią kaldrą ar paklodę būtum užsidėjęs ant veido, ar taip norėtųsi nusimti ir truputį daugiau atsikvėpuoti, nu kai būna, kartais miegi užsikloji, paskui nusikloji. Tai šiuo atveju tu negali nieko nusikloti ir toksai vat yra lengvas toks jausmas. Bet dabar aš miegau tik prie 2800 metrų pagal aparatą, tai dar man to jausmo visai nebuvo. Grįžti namo parodysiu, kokie buvo rezultatai iš to laikroduko su pirštu. Tai visai tenais tokius įdomius dalykus rodo. Pabaigiam bėgimą. Nu va, štai yra asfaltas. Greitai. Dreba šitą kamerytę. Ne mano saniakas kitas.
mano darželis, mano mokykla ir dar už kelių namukų mano karate treniruotės būdavo. Žodžiu, viskas šalia. Ir aš su dviratuku ant savo namo. Nei daug, nei mažai. 37 minutės. Toks lengvas krasiukas. Gerai, apšilimui. Gerai. Kol dar nepaskelbiau, neparodžiau jums rezultatų šios nakties palapiniai. Tai labai noriu visiems padėkoti, kurie jau skyrė savo 1,2%. Tai labai ačiū. Kiekvienais metais gaunu klausimų, ar galima skirti. Tai jo, galima. Ir jeigu net neklystu, galima iškart nustatyti plius ateinančius 4 metus. Skirti tą savo 1,2% ir daugiau tos ateinančius 4 metus niekad nereikės jungtis. Tai labai dėkui, kurie jau tą padarė. tą dar galite padaryti iki kada ten, gegužės 1 dienos. Jo, tai, bet kokiu atveju tie visi pinigėliai keliauja į mano kelionės, kurios kartais brangesnės, kartais pigesnės, įvairiai priklauso. Ir greitai jums išaiškinti, jeigu yra klausimų, kaip galima skirti, tai aš labai greito tutorialą praeisiu. Prisijungsite prie savo banko, nueisite kasdieninės paslaugos, pasirinksite elektroninės paslaugos, e-paslaugos dar kitai vadinasi, VMI, prisijungsite prie VMI, tada jums išmes tokį langą, paspausite EDS-ą, paspaudę EDS-ą atsidarysite štai tokį langą ir tada pildyti formą, paspausite tai ir išmes kitą langą, kur bus opcija prašymas skirti paramą ir paspaudžiate tai. Ir tada šitą mažą mėlyną gaubliuką paspaudžiat gaublį ir automatiškai jums suformuos tokį langelį, kaip ir gal ir dauguma jūsų, aš taip pat neskyręs, bet aš esu save įsidarbinęs, savo VŠI-nę, nes aš priklausau kaip vadovas, direktorius save įsidarbinti, tai aš irgi galiu skirti tą dalį 1,2%, tai spaudžiate tęsti ir čia jums reikės įrašyti. Aš čia man automatiškai suformuota, bet reikės įrašyti jums mano įmonės kodą 304 95 71 50 arba VŠI Valajavičiaus kelionės. Tai arba taip ar taip turėtų tikti ir VMI-nas EDS-as turėtų tą užfiksuoti ir surasti įmonę. Ir viskas. Spaudžiate taip teisingi, paspaudę taip, prašau formuoti prašymą ir pateikti žalias. Viskas. Ir pateikta gaunasi, nes tie 1,2% yra skiriama iš jūsų sumokėtų mokesčių. Tai tos sumos nei aš, nei bet kas kitas negali susigrąžinti, ją tik galima skirti kitai organizacijai. Ir jeigu jūs to nepadarote iki gegužės 2 dienos, jei neklystu, tai gaunasi, kad tie pinigėliai lieka valstybėje. Tai gali arba skirti kažkam, arba palikti valstybei. Tai tiesiog pasirinkimo dalykas. Tai dėl šito taip trumpai. Apačioje dar pridėsiu nuorodą pačią VMI-ną. Jie ten YouTube yra sukūrę video, kaip tą padaryti, jeigu šitas buvo mano per komplikuotas, bet manau paprastai ir aiškiai parodžiau. Dabar pažiūrim, ką pavyko per naktelę čia mes užfiksuoti. Taip, tai per visą naktį, kas gaunasi tarp 2:39 nakties, jo vėlokai nuėjau miegot, ir 10:30 ryto. Vidutinis mano oxygen level kraujyje buvo 88%. Vidutinis pulsas 64. Ir tada visa trukmė recording 7:55 minutės, O2 skoras 9,8, dropai 5 ir jo lygis oxygen buvo skalė tarp 81 žemiausias iki 97 aukščiausias ir pulsas nuo 45 iki 99 per minutę. Geras, kažkada iššoviau kem 5 pulso. Ir čia netrodo procentaliai, kiek minučių arba net sekundžių buvo per tą naktį. Tai čia matosi, kad oxygen deguonis realiai daugiau negu 6 valandas buvo. Čia truputį apie 90.
truputį žemiau 90 ir pusantros valandos tarp 9-9-4, kas yra nemažai, ir tik 12 minučių tarp 95 ir 100. O pulsas tai įdomiai, net 48 sekundės, žodžiu, nepilna minutė, išbuvo mano pulsas tie 45, kaip čia nais rodo. Geras kem 5 pulsas. O šiaip beveik visą laiką mano pulsas buvo tarp 5 ir 120, toks intervalas didokas, bet vidurkis vis tiek išlieka 64 miego metu. Jo, tai iš to appso paskui išformuoja gražiai visą PDF failą, tai matai visą tą skalę. Čia pradžioje dar nemiegojau, paskui nuėjau miegoti, pakankamai stabiliai, tie visokie pasivartymai, tai pulso pakilimai, tikėtina, kad prabudau ir truputį 2 ar 3 kartus apsiverčiau ant vieno, ant kito šono. Truputį stengiuosi ir atsargiau vartytis, nes mano lova nėra didelė, palapinė irgi, kad nenuverst palapinės. Jo. Ratio. Tai dar čia skaičiai visai geri, nes sakau, dėl to, kad mažas aukštis. Bet šiaip dropai, apačioje žiūrint tą skalę, tai čia labai ramiai miegojau, kaip užmuštas. Tai tokia analizė po pirmos nakties. Ir atrodo, blembačkai, gal čia tas deguonis kažkur prieina dar papildomai iš lauko, bet šiaip čia, tas toks tentas jisai gerai apspaudžia. Tai kaip ir sąlyginai jo, tokiam šiltnamiukiu išmiegojau. Tas vamzdukas niekur nenušoko, pūtė tvarkingai, deguonės padavinėjo. Jo ateityje bus jo vis mažiau. Tai jeigu turėsi kokių klausimų, galite užduoti. Nežinau, turėsi kompetencijos jos kažkiek atsakyti, jeigu bus komplikuoti klausimai, tai reikės konsultuoti su kitais. Bet galite šaut kokių komentarų. Ir tikiuosi, per tuos visus metus viską pavyksta man. Gal pavyksta kažką jums parodyti įdomesnio ar pateikti tokio, kas nėra gal mums kasdienio. Tai kokiu atveju ačiū už jūsų paramą. Gal kažko mano vlogai išmoko jūs, nežinau. Ir žodžiu, susitiksime kitame vloge. Ačiū, kad buvot. Iki bičiuliai.